Labas. Ir šiuo metu tau patinka darbas, klebeni klavišais per klaviatūrą nuo 8 iki 5 arba lakstai pagal nurodymus pas klientus, tai šitas video ne tau. O gal ir tau kyla klausimas, kokia tai turėtų būti įmonė, kurioje tu būtum nusiteikęs kūrybiškai, įkvėptas, motyvuotas ir turėtum daug energijos darbui. Aš esu Darius Putna, įmonės Osamo bendrasavininkas. Mes jau 6 mėnesiai kūrėme būtent tokią įmonę, kurie norime, kad žmogus dirbantis čia jaustųsi būtent taip, kūrybiškai nusiteikęs, motyvuotas, geroje nuotaikoje ir turėtų daug energijos darbui. Šiandien aš pasidalinsiu mūsų pirmaisiais atradimais, kuriais galima bus pasinaudoti, kuriant kažką panašaus savo įmonėse arba tiesiog ieškant savo svajonių darbo vietos. Taigi, kokia realybė? Koks daugelio įmonių išeities taškas? Pradėkim nuo darbuotojo ir darbdavio požiūrio viens į kitą. Daugelis darbdavių galvoja, kad darbuotojas yra tinginys ir jis nuolat nori nusimulinti nuo darbo. Yra nesavarankiškas ir todėl jį reikia nuolat kontroliuoti. Darbuotojas viso labo yra įrankis tikslui pasiekti ir jis pakeičiamas kaip detalė mašinoje. Darbuotojas gali vykdyti tik nurodymus, nes yra nekompetentingas, o sprendimus gali priimti tik saujelė vadovų. Kitaip tariant, darbdavio požiūriu, darbuotojas yra tik sraigtelis pelnui uždirbti. O kągi galvoja darbuotojas apie darbdavį? Darbdavys yra savanaudis, gręžia iš manęs maksimaliai, o algos didinti nenori. Todėl aš nuolat galvoju, kaip neleisti darbdaviui užlipti ant galvos. Ir klausau paskaitų apie tai, kaip išsireikalauti iš darbdavio daugiau. Darbdavys yra grėsmingas, nepatikimas. Bet kada gali mane išmesti iš darbo. Todėl aš jaučiuosi nesaugiai, bijau rizikuoti, padaryti klaidų, pasirodyti silpnas. Darbdavys yra apimtas sekimo manijos, skaičiuoja mano kiekvieną klavišo paspaudimą. Todėl jaučiuosi įspaustas į kampą, bijau net nueiti į tualetą, nes galvoju, kad gaištu darbdavio brangų laiką. Darbdavys manęs nevertina, todėl nieko nenoriu siūlyti, mokytis, vis tiek būsiu neįvertinta. Darbdavys nuolat didina planus, todėl aš turiu nuolat kovoti dėl plano dydžio, vietoj to, kad važinėčiau pas klientus, nes nuo to priklauso mano atlyginimas. Kitaip tariant, darbuotojo požiūriu, darbdavys yra visiškas išnaudotojas. Ir tai galime parašyti didžiosiamis raidėmis. Apibendrinant abu požiūrius, turime darbdavį, kuris išnaudoja, ir darbuotoją, kuris yra sraigtelis pelnui daryti, arba robotas, kurį galima lengvai pakeisti kitu. Tai ką galima nuveikti, kai skiriasi šitaip abiejų šalių pozicijos? Ar neatrodo, kad šie abu požiūriai jau pasenę, atgyvenę? Tai tik anksčiau, kai žmogus neieškojo prasmės, neturėjo lūkesčių. Jam tai reikėjo viso labo tik išmaitinti šeimą. O gal tai tiko tais laikais, kai kapitalas buvo viskas? O dabar tai motyvuotų, talentingų, iniciatyvių žmonių laikas. Mes neišskirtiniai. Panašus klausimai kilo ir mums. Nuolat stebėdavom, ką gali nuveikti, kokius kalnus nuversti darbuotojas, kuris yra iniciatyvus, motyvuotas ir ką gali tiesiog dirbantis. Ieškodami atsakymų, praėjom begalę mokymų, turėjom įvairiausių diskusijų ir įvairiausių motyvacinių programų. Beieškant sprendimų susipažinome su nuostabiu žmogum, Linardu Goda, įmonės Tegra valdybos pirmininku, kurio įmonė buvo susidūrus su panašia situacija anksčiau. Jisai papasakojo, kaip jie daro, ką jie daro ir mūsų komanda tai sužavėjo. Skirti visą dėmesį žmogui, o tik po to efektyvumui. Tai yra atsakymas. Priėmėm sprendimą evoliucionuoti ir kurti palankesnę žmogui įmonę. Sukūrėme Osamo sprendimų ratą, kuriame dalyvauja visi norintys prisidėti prie pokyčių. Kuriame dalinamės sėkmės istorijomis, mokomės iš jų, aptariam įmonės rezultatus ir priminėjom įvairiausius įmonės sprendimus. Ir kad pokyčiai tikrai pavyktų, reikalingas ritmas. Juk neišmoksi anglų kalbos, jeigu mokysies vieną kartą į mėnesį. Todėl mes renkamės kiekvieną penktadienį. Niekas nepasikeis, jeigu nepasitikėsi žmonėmis, juos kontroliuosi. Pats vadybininkas turėtų spręsti, kaip elgtis vienoj ar kitoj situacijai. Tam tikslui atsisakėm statusų, vadovai patapo mentoriais. Ne viskas mums sekėsi. Buvo skaudžių pamokų, o skaudžiausia yra tai, kad išėjo daugybė kompetentingų kolegų, kurie dirbo pas mus daug metų,
kurie tiesiog nematė pokyčiuose prasmės arba gaila tiesiog nenorėjo keistis. Kokius pasikeitimus matome jau šiandien? Po truputį nyksta teritorijos tarp pirkimų ir pardavimų. Jau daugiau sprendimų priimam kolegialiai. Nuvažiavom į dėrybas be boso, kur realiai pamatėme, ką reiškia prisimti visą atsakomybę už dėrybų sėkmę. Išaugo atvirumo lygis, atsirado daugiau neformalių ryšių, vis daugiau sprendimų daroma nederinant su vadovybė. Dar labai svarbų dalyką atradome. Kokia didelė kelionė yra nuo paprasto nurodymus vykdančio vadybininko iki sąmoningo, savarankiškai priimančio sprendimus žmogaus. Jo netampama automatiškai, jei neturi vadovo virš galvos. Ir dar daugybė mažų, didelių dalykų, kurie keičiasi, kai atsigręži žmogų, jos įskleidimą, potencialą, jo poreikius. Apibendrinant, atsirado energija keltis ryte į darbą, nes įdomu. Atsirado drivas dėl to, kad kuriam kažką unikalaus ir svarbaus žmonėm. Manau, kad anksčiau ir vėliau senoji valdymo forma keisis. Nes žmonės ne robotai. Nenupirksi už pinigus atsidavimo, prasmės, pilnatvės suvokimo, savirealizacijos jausmo. Todėl geriau tai priimti kaip būtinybę ir vienokią ar kitokią formą kurti žmogiškesnės organizacijas. Kviečiu visus pažiūrėti atvirai. Ar nesat robotas? Ar nedirbat įmonėje, kurioje jaučiatės išnaudojamas? Pasimti gyvenimą į savo rankas, susikurt arba susiras darbo vietą, kuriame jaustumėtės realizuotas, kuriantis kažką prasmingesnio, naudingesnio pasauliui. Linkiu drąsos, kuriant savo svajonių gyvenimą.